Sveiki visi. Sijonas. Kaip minėjau prieš tai buvusiam epizodė, kad darbo tikrai prie mašinos nėra daug, bet manau svarbiausias darbas pradžiai yra pažiūrėti, kokia tikra spalva po šito viso purvų. Sakyčiau, labai neblogai atsiplovė. Pasirodo, ant gabaritų pinai yra skirtingose vietose pas amerikietišką modelį, tai ant gabaritų dabar šviečia posūkiai. Ok, rytas yra kita diena, pasigūglinau, pasirodo reikia pasikeisti tik pinus. Šitą į čia sudėti, o juodą į tą vietą, tai pabandom. Jūs. O, bardačiokę radau originalią Sijon papkutę. Ir jinai viduj turi netgi pirmos pagalbos rinkinį. Sijon pirmos pagalbos rinkinį. Taip pat radau mago instrukcijas, niekada neatidarytas. Tada praeitas savininkas reference guide buvo atsidaręs, bet radau savininko žurnalą šitą owner's manual, visiškai niekada neatidaryta. Kaži ir daug tokių yra dar. Anyway, kalbant apie šitą daiktą, aš jį noriu panaikinti, nes žiemą nusipirkau touchscreeną. Nu va, viskas veikia. Visai neblogai veikia, kas čia dar gero. Nu ir radiją gaudo, bet radiją gaudo amerikietiškais dažniais, tai tik tai nelyginiai skaičiai po kablelio, tai tenka klausyti prūsaičio. Sijonas savo FRS vadovėlį rašo, jeigu jūsų variklis kala, kartais būna, this is normal. Tai dar viena bėda yra su shifteriu, kad nueinant į pirmą bėgį, jis eina į atbulinį, nes neveikia šitas dalykas, tai reikia išsiardyti pažiūrėti, kodėl. Tai žodžiu, vakar radom, visą plokštelę nustumė į šoną, nes jinai yra tokia. Tai simple fix, easy fix, tas džiugina. Nu va, pirmas, antras, reverse, pigiausias
fiksas šitoj mašinai tikriausiai. Nu va, viskas susirinko. Pirmas, antras, kad ir kiek spausim į kairę, į atbulinį nueis, reikia pakelt žiedelį ir nueina į atbulinį. Ir dar su hitganu pašildėm šitą ir atsigaivino, jis buvo išbalęs. Nuostabiai, 0 eurų fiksas. Žodžiu, išgirdau vieną naują garsą, įdomu. Dirba jisai dirba, bet ant laisvų viskas puikiai. Ir dabar valia. Nu tu. Žodžiu, teorijos būna 3 su šitais varikliais, būna, kad indiklai kala, bet kadangi ant laisvų nekala, tai tikrai ne tas, nes labai priklauso nuo apkrovos. Kartais būna grandinės įtempėjai, arba bandysiu patį sėkmingiausią variantą, tai yra, kad senas kuras detonuoja. Jis priklijuotas. Silikonator. Atiduok. Prašau. Atiduok. Nu, okei, man atrodo, ne tą pusę nuėmiau. Nu ką, kuro kaip ir nebeliko, ten pat padugno jau nebeišsirbiu, tai važiuojam 9.8 šviežio prisipilti ir fingers crossed, kad viskas veiks. Well, fuck. Belieka sužinoti tik vieną dalyką. Ir tai yra tiesa. Nusiemam tepalo filtrą ir išsiskrodžiam, pažiūrėt, kas ten. Aš manau, kad pjauti filtrą su bulgarke būtų tiesiog dar daugiau struškių parodytų kažkokių, tai kitas sprendimas yra skardos žirklės. Mačiau internete, kad taip daro. Tai alyva iš filtro žvilga. O pasižiūrėjus į patį filtrą, tai matom daug tokių auksinių gabaliukų, aukso spalvos ir mano kraujo. Jų nėra daug, jų yra vienas gabaliukas čia, kitas ten. Tai matyt labai ankstyvai pagauti indeklai. Valiau. Žodžiu, praėjo porą savaičių po struškių radimo tepale arba tepalo radimo struškėse ir aš daug galvau, konsultavausi, šiaip su subaristai šnekėjausi, kur renka motorius. Motoro perinkimo vertė 2-3 tūkstančiai eurų. Kas nėra taip blogai, subaristai tikriausiai pratę dažnai motorus perinkinėt. Ir jeigu tiek kainuoja perinkti motorą ir jei šitą mašiną važiuotų dar 270 tūkstančių, kaip jau nuvažiavo ant originalaus variklio, tai būtų nuostabu. Bet neturiu už ką. Ir kaip aš žinau, kad čia originalus variklis, susiradau seną savininką. Ant seno titlo dokumento registracijos buvo jo vardas pavardė, susiradau ir radau netgi profilį. Labai senų nuotraukų šitos mašinos. Nuo iš 2016 metų, kai tie ratai, su kuriais jinai atkeliavo ir ties lempos, su kuriom jinai atkeliavo, dar vis buvo naujai sudėta. Tai susisakiau šiaip su savininku. Ir pasišnekėjau šiaip bendrai, tai sakė, nusipirko 2015, 2 metų senumo mašiną su 10 000 mylių ir pats prasuko 250 000 kilometrų tiesiog per 10 metų jos gyvenimo.
Ir aš jo paklausiau, kaip ta mašina atsidūrė aukcione, nes, šiaip sakau, visa ciela, nei viena detalė nedažyta. Jo, ten buvom bamperio palaužimai, sakau, vat kaip čia, ką tu čia, bordiūrą kabinai ir dar ką nors, sako, ai ne, bamperį slalome sulaužiau, posparniai nukritę už tai, kad ratai per platus buvo ir trynė visada, tai sako, nupjoviau. Viskas. Ir aš paklausiu, kaip jinai tada aukcionė atsidūrė, sako, tas motoras pradėjo kalt. Subaru turėjo rekolą 13 metų ir jis jį padarė prieš 5000 mylių, padarė rekolą ir pradėjo kalt. Tai gal kažką ne taip padarė. Bet jo, sako, ir aš pridaviau į junkyardą, į skupkę. Europietis niekada negalėtų tai padaryti. Ir šiaip dar kitų dalykų papasakojo, kad ir sankava pasikeitė labai neseniai. Sakau, koks ten išmetimas sudėtas, sako, pirmas, kurį radau eBay'ui pigiausias. Tai kadangi yra šiaip daug projektų, Miata pasibaigti reikia, reiskaras apgailėtinės būklės, yra mopedas, kurį reikia pasibaigti, reikia džiazas sudaužytas, kurį reikia kažką ten daryti su juo. Tai nusprendžiau šitą mašiną parduoti. Šiaip ypač po to, kai su savininku susirašiau ir jis sakė, kad ten man kaip šeimos narys šitą mašiną ir labai laukia daugiau update'ų, šiaip buvo liūdnoka įkelt skelbimą ir pardavinėti ją, bet jinai lik šalia. Jau yra pirkėjas, draugas. Nežinau, ar jis mane draugų skaito. Aš skaitau į draugų. Ir aš manau, kad šitą mašiną iškeliaus į geras rankas. Tai, tai va, liūdna biškį. Bet aš manau, kad, nežinau, po kažkiek laiko gal dar vieną tokią galima būtų atsivežti. Žodžiu, subscribe.